Dar filmuodok rankas nusiplauti. Sveiki visi, čia yra Misteris Paper. Irgi mes pradedame Minecraft pirmą seriją. Ir, ką darysim per šią seriją, tai yra bandysime išgyventi šiam kubiniam pasauliui ir nuveikti kažką įdomaus. Pavyzdžiui, kaip dabar aš pasiėmiau milijoną, nespėsiau. Tai yra lietuviškai būtų, užmiršau žodį, kaip visada, kaip sako liaudis, ant liežuvio galo. Supratot? Ne. Ir jo pasiėmiau aš dabar liaulė. Karočią, paskui sužinosit, kas yra, kai prisiminsiu, gal kokią video pabaigoje. Ir pradedam kirsti medį. Kaip matėte, nebeturiu ko daryti, nes valgyti noriu. Pilvas burgė. Tai jau, kaip manot, reikėtų garsų paleist, kad girdėtumėt, kaip pavyzdžiui, daužau blokelius, ar nori, kad būtų tylu. Nes pavyzdžiui, man gal įdomiau yra kaip su garsais. Kad biškai girdėsi, taip, palaukit biškai. Baška. Loks. Ui. Tai va, grįžom vėl. Ir ką tik pamačiau avis ir mano taikinys yra jas. Ir kaip pastebėjote, jeigu pastebėjote įdomu, pamatėte va šitos didelius labai tamsius medžius. Tai yra Dark Oak medžiai, tai buvo 1.7.2 versijos atnaujinimas. Taip pat atsirado akanija lėktais, toks oranžinis medis, kuris kažkur ten yra. Ir kiek žiūriu, jau temsta. Mes tiek ilgai kalbėjome, kad jau sutemo tiek. Kaip dabar mums išgyventi? O, kas ten raudona? Einam pažiūrėti. Einam pažiūrėti, kas ten raudona yra. Man tai nepatinka, nes jaučiuosi, kaip tai būtų lava. O, pažiūrėkit, ten yra toks hilas. Ai, čia zombis. O. Ir ten yra Extreme Hills, ten kur galima rasti emeraldų. Tai man atrodo, ten ir eisiu įsikurti. O gal neisiu ten įsikurti, ten gali būti problemų. Statą namą. Kiek matau, jau valgyti nebeturiu. Tai pasikelčiame šito grybo. Oh my god, tai mirsiu. Matau tik avį. Avis. Tu man išgyvenimas, oh my god, savo draugą antrąjį, žodžiau. Jo, gerai, oh my god. Ir dar tyčia negaliu bėgti. Manau, gyvensiu va ten, va. O jo, va ten eisiu. Arba, neisiu ten. Kaip manote, žiūrovai? Ar man reikės ten prisikrausyti antrame epizode? Nes kol kas eisiu gyventi, va čia, va, įsikasime tokį tunelį. Nes aš nenoriu pradėti statyti namą, nes sutems ir nebeturėsiu laiko kitiems darbams. Pavyzdžiui, kaip tą namą pabaig statyti. Ai, ir kas dar nematėte, arba jau matėte kaip intro, mano skinas yra toks labai, pavyzdžiui, man labai linksmas ir aš jį pasidariau šiaip savo, nes man jis atrodė labai linksmai, kad aš su juo praleisiu labai linksmą laiką, kad galėsiu daug ką išdarinėti su juo, ten trollinti visus ant serverių, kurios taip pat žaidžiu ir žaidžiau seniau. Dabar liktais jo seniausia... nebeprisimenu, ką aš norėjau.
Ne, žinokit, kai prisiminsiu vėl, kas yra tas pumpkin. Tai yra, kai prisiminsiu, kas yra pumpkin. Pasakysiu serverį. Jeigu matysite kokių klaidų, kurias padariau prieš šį video, prašyčiau parašyti į komentarus. Ir jo, parašykite į komentarus mano klaidas, kurias padariau per šią epizodą. Ir aš stengsiu kitą epizodą pasitaisyti. Gal pavyzdžiui, jums nepatiko, kad aš čia nusišneku. Arba jums pavyzdžiui nepatiko, kad aš gyvenu va kaip ubagas va tokioj vietoj. Pavyzdžiui, nepatiko, gal kad jūs, nežinau, gal dabar kad miršta. Arba ta kokie bairiai jums nepatiko, jūs tiesiog parašykite komentarus arba tiesiog... Parašykite komentarus, o aš tiesiog stengsiuos pataisyti viską, visas klaidas, kurias padariau. Ir žinot ką, žmonės, žiūrovai? Prisiminiau, kas yra pumpkin. Tai yra moliūgas. Tai va, čia yra vienas iš mano failų, kuriuos padariau šiandien prieš video. Vėl sakau video, iš tikrųjų yra video. Einu aš gal geriau pasigaminsiu lovą. Nežinau, kiek aš šitų minučių dabar filmuoju. Jeigu nepamatėte žaidėjai, kurie žaidžia, tai blemba. Nuo 1.6.4 lygtais lovos va šitoks bugas atsirado, kad jinai susidvėjopina, jau tokie tie atsiranda. Taigi, man atrodo, einu pasikirsiu medžio. Nežinau, žmonės, kiek aš dar filmuoju. Žinokit, nenoriu sutrukdyti jums žiūrėti ir nutraukti video. Vėl tariu video. Ir stengsiuos linksmai praleisti laiką su jūsų žiūrovais. Ir žiūrėdami, nenuliūskite, kad aš nusišneku. Tiesiog džiaukitės, kad yra tokių, kurie jumis gali pralinksminti, yra tokių epizodų. Ir jeigu jums labai patiks, kad aš čia nusišneku, aš jums galiu, pavyzdžiui, video failus kaip čia pasakius, užmiršau žodį. Atsiųs, tai yra, va kaip dabar prieš tą intro padariau tokį filmuką. Tai gal jūs norit, kad aš padaryčiau, sakykime, kad failus ten įkelčiau arba ant pabaigos įkelčiau failus, kuriuos aš padarau. Prieš video vėl nesišnekėjau. Ir nes dažniausiai video pasiruošti reikia labai daug laiko, nes dažniausiai tu pasakai vieną žodį, tu nori, kad jis būtų labai įdomus. Tai tu iš to gerumo pasakymo gaunasi tau ir tu tiesiog atrodai kvailas prieš kitus. Prieš visą YouTube. Tai čia va taip jaukiai, žinokit, susirengiam. Palaukit biškį. Čia šitą prasidedam. Kaip jums mano jaukus nameliaukas? Dabar pasidarykime sriubos. Nežinau, nebeprisimenu. O, va taip, pagaminti, neprisimenu, ką gaminti. Jo. Atsiprašau. Tai man atrodo, kad šį video šiuo pabaigs. Šitaip. Taigi, sėkmės žiūrint žmonės ir linkiu jums daug pasijuokti iš mano video ir prašau prenumeruokite, laikinkite ir komentuokite. Peace with Rainbow.